Labą dieną. Labą dieną. Nežinau, aš čia įsijungiau tokią muzikėlę, ar ji girdis, ar nesigirdi, ar per daug neužgožia mano balso. Todėl, kad šiandien aš norėčiau pakalbėti vieną temą, kurią manau, kad būdama 10 metų beveik susijusi su tinkliniu marketingu, jau turiu kompetencijos kalbėti net iš savo patirties ir iš labiau pažengusių žmonių pasisakymų. Tai va, tai kas manęs nepažįsta, noriu pasisakyti, kad esu Ramunė Vaitiekūnienė, kad jau beveik 10 metų einu šituo keliu, tinkliniame marketinge esu ir sakau, labai dažnai girdžiu vieną tokį pasakymą, kad yra žmogus atėjęs, pavyzdžiui, pas mane nori prisijungti prie mano komandos, ar ne, į mano kompaniją ir pasakymas, kad aš buvau toj kompanijoje, aš buvau šitoj kompanijoje, aš buvau toje kompanijoje ir man nesisekė, nes nepadėjo sponsoris. Tai va, pat šitą temą norėčiau pasisakyti šiandien. Tai jeigu pamatysi, kad šitas mano pokalbis galbūt turi kažkokios tai vertės kažkam tai būčiau labai dėkinga, jeigu tu juo pasidalintumai arba po jo pažymėtum žmogų, kuris galbūt yra suinteresuotas, kuriam tu galvoji, kad taip pat būtų reikalinga tai išgirsti. Tai va, tai kaip ir sakiau pradžioje, kad kadangi esu jau beveik 10 metų susijusi savo gyvenimą su tinkliniu marketingu, tai esu įsitikinusi, kad turiu kompetencijos kalbėti tą temą. Ir šiandien tema būtų tokia, kad ateina man žmogus ir sako, nepasisekė, aš norėčiau jungtis prie šitos kompanijos, buvau šitoje ir man ten nepasisekė, nes man nepadėjo sponsorius. Tai aš tik tai noriu pasakyti jums vieną, kad viskas visada priklauso ne nuo kompanijos, ne nuo sponsoriaus, o nuo kiekvieno iš mūsų asmeniškai. Lygiai taip kaip mano pasisekimai arba nesėkmės priklausė tik tai nuo manęs, lygiai taip ir tavo pasisekimai priklausys nuo tavęs. Taigi dabar man truputėlį skambina, bet aš tikiuosi, kad nesutrukdė mūsų ryšio, aš perskambinsiu paskui. Tai va, tai žodžiu, labas mamytė, labai smagu tave matyti. Tai va, tai dabar, kai ateina man žmogus ir pasako, kad man nesisekė, nes man nepadėjo sponsoris, tai mielieji, aš vėlgi kalbu iš savo patirties. Su savo sponsoriumi, su savo sponsoriais aukštesniais, kurie yra suinteresuoti dirbti ir kurie buvo suinteresuoti man padėti, tarkim ar ne, susipažinau tikrai gerokai vėliau nei startavau šitoj kompanijoje, nes mano istorija išvis čia yra visai kita tema, kaip aš prisijungiau, kaip aš atradau tą TNT kompaniją. Taigi, bet buvo begalinis noras, dariau viską, visus įmanomus veiksmus, nes buvo noras. O kai to noro nėra, to didelio kodėl nėra, tai ir tas rezultatas mus ne visada džiugina. Taigi, žiūrėkit, labai geras yra pavyzdys apie norą į tualetą. Juk kai nori į tualetą, nėra pasvarstymų. Dabar negražus plaukai. Dabar aš nepasidažius. Aš per sena. Aš per jauna. Ką mes darom? Kai labai norim. Kylam, einam ar ne? Tikrai nėra kada galvoti, tinka, netinka kažkas. Tai va, vadinasi, jeigu tau nepasisekė kažkokioj tai kompanijoje, ar ne, tai paprasčiausiai tau pritrūko noro, tu neturėjai to savo didelio kodėl, ar ne? Ir viskas. Nes viskas yra padaroma, jeigu tik tai tu turi norą. Dieną naktį skaičiau, konspektavau, kai aš pradėjau nebuvo Facebook, ar ne? Bet buvo begalinis noras, buvo troškimas. Ir kai tu turi šitą troškimą, tu viską padarai. Tau visai nereikia sponsorius. Taip, sponsorius, jeigu jis yra rėmėjas, sponsorius, vadinkim, nežinau, kaip jūs tai įvardinate, man tai yra sponsorius, ar ne? Jeigu tave veda, tai valio. Bet jeigu tu atėjęs man sakai, kad man nepasisekė, nes man nepadėjo, tai
Aš visada priimsiu jūs į savo komandą, bet tik tai niekada nekaltinkite kito žmogaus. Dėl savo sėkmės ar nesėkmės esi kaltas tu pats, taip kaip ir aš. Na ir dar vienas prieštaravimas yra, tarkim, kad ir iš mūsų komandos, ar ne, kažkas išeina ir man guodžiasi, ten kažkas tai atrado kažkokią kitą kompaniją, kažkas išėjo į šitą kitą kompaniją, kaip gražiai darbuojasi šitoj kompanijai ir taip toliau. Tai vėlgi, aš iš savo jau pakankamai ilgos patirties, ką galiu pasakyti? Kad laimi tas, kas nepasiduoda. O jeigu tas žmogus atrado kitą kompaniją ir, sakau, tikrai man pačiai labai smagu stebėti, kokius veiksmus daro žmonės atradę kitą kompaniją. Ir visada galvoju, o jeigu tu būtum daręs tą patį čia, tai tavo rezultatas irgi būtų buvęs toks pat. Tiesa, juk taip. Juk tu ne kompanija kalta, ne produktas, jeigu tau nesiseka. Kai tu suprasi, kad viskas priklauso tik nuo tavęs, tik nuo tavo atliekamų veiksmų, tada tu bet kurioj kompanijoje pasieksi aukštumų. Ar ne? Pripažinkim, aš suprantu, pakeitus kompaniją pasikeičia aplinka, pasikeičia žmonės, pasikeičia sponsoriai, mokymo metodai. Taip, bet tie, kuriems tenai sekasi, jie pradeda daryti veiksmus, Jie pradeda visai kitokius veiksmus, jie lipa per save, tai mielieji. Jeigu mes tuos pačius veiksmus darytumėme savo kompanijoje, mes lygiai tą patį rezultatą gautume. Tik tai gal būtų truputėlį lengviau, nes mes jau produktą daug pažinę esame, jau išmanome, ar ne, jau turim daug rekomendacijų, atsiliepimų. Tiesiog viskas priklauso nuo to, ką mes patys darome. Ir sėkmė, kaip sakiau, ateina pas tuos, kurie nepasiduoda. Tai va šiandien taip trumpai tik norėjau pasakyti, kad jeigu kažkas jūsų komandą palieka, jūsų kompaniją palieka, jūs neišsigąskite. Tiesiog galbūt tam žmogui čia netiko aplinka. Ne produktas, ne kompanija, tiesiog jis neturėjo žmonių, su kuriais jam būtų smagu daryti veiksmus. Ir viskas. Tik todėl. Nes sėkmės pasiekia kitoje kompanijoje tik tai darydami tai, ko nedarė šitoje kompanijoje. Ir jūs neliūdėkit. Jeigu iš jūsų komandos kažkas pasitraukia į kitą kompaniją, jūs niekada neliūdėkit. Nes bent jau aš visada kaip galvoju, tas žmogus, kuris išėjo, užleido vietą kitam. Gyvenimas vyks amžina pulsacija. Niekas nestovi vietoje. Vienas išėjo, kitas atėjo ir vietoj to, kuris išėjo, kuris galbūt nelabai daug pastangų dėjo, pas jūs atsiras žmogus, kuris norės, kuris va taip kaip aš norės ir kuris nekaltins nei kompanijos, nei sponsoriaus, nei dar kažko. Jis pats iš savęs labai norės ir padarys dar didesnius rezultatus negu tas, kuris išėjo. Nes žmogus, kuriam sekasi, jis niekada neišeis. O jeigu jis išėjo, vadinasi, užleido vietą stipresniam. Tai kai tą suvoksit, suprasit ir jums nebeskaudės taip širdies. Ir turit suprasti tą, kad ne jūs kaltas, ne dar kažkas kaltas. Tiesiog pats žmogus renkasi, su kuo jam geriau, su kuo jam būti, su kuo jam yra smagiau būti toje kompanijoje.
O dar viena tokia gera žinelė yra, kad gali būti, kad ir tenai nepatiks jam. Bet jis bus pramokęs šitų veiksmų ir sugrįž pas jus. Svarbiausia, nesusipykti. Yra posakis, nesudeginkite tiltų. Išlikite draugais, išlikite palaikytojais vieni kitų. Ir, ką ten žinosi, ir sugrįžęs su naujais išmokimais dar ir jūs pamokys daryti atitinkamus veiksmus. Tai va, tai tiek šiandieną labai trumpai. Pasistengsiu kiekvieną dieną kažką tokio naudingo, prasmingo pasakyti ir tikiuosi atrasti dar daugiau bendraminčių. Tai va, tai jeigu pas jūs ateina žmogus ir sako, kad jam nepadėjo sponsorius, tai žinokit, kad jisai tiek ten norėjo, ar ne? Ir jeigu žmogus išėjęs į kitą kompaniją daro labai gerus veiksmus ir pasiekimus, tai tik todėl, kad jis pats pradėjo daryti veiksmus. Jūs nekaltinkite savęs, kad jūs paliko kažkoks tai žmogus. Tas žmogus pasiekia tuos didelius pasiekimus tik todėl, kad pats pradeda daryti kitokius veiksmus. Gal biškutį galim kaltinti toj vietoj, kad o galbūt, kodėl aš nepaskatinau daryti tokių veiksmų, ar ne? Bet mes visi skirtingi. Mes negalim visko, mes kiekvienas turime savo privalumų, savo minusų ir kiekvienas savo komandą vedame savo principais. Tai jeigu žmogus išėjo iš jūsų komandos ir rado geriau, vadinasi tiesiog su jumis jam buvo nepakeliui. Bet kaip jau sakiau, gera žinia ta, kad atsirado laisva vieta galbūt tam, kuriam bus pakeliui. Tai va, tai toks tas tinklinis marketingas. Pulsacija, amžina pulsacija, kaip sako, nėra pastovumo, bet pastovumo nėra niekur. Tai ta gera linksma gaidelė, šiandien atsisveikinu ir iki malonaus.